Sveikas, Henrikai. Labas, Danai. Pirmą, ką noriu pasakyti, kad mes randamės Kėdainių rajone pas ūkininką Šarūną Šiušę prie žeminio rapso, veislė Teksas. Ir daug mes čia kalbėjom, kažkokias darėm apžvalgas, kas pasisekė, kas nepasisekė, kas geriau, kas blogiau. Bendroji gal tokia tendencija, aišku, jeigu tu sutiksi su tuo, kad šiais metais vėlyvesnės veislės šiek tiek mažiau nukentėjo nuo tų stichinių šalčių. Bet vėlgi reikia pripažinti, kad ko gero yra priklausomai nuo regiono. Netgi tame pačiame ūkyje gali būti skirtingi scenarijai. Tai yra atvirkščiai, ankstyvos veislės geriau, kitos nušalo, vėlyvesnės stipriau nukentėjo. Bet tokia tendencija, jeigu tu sutiksi. Bet aš turiu vieną kvailą klausimą, bet jį privalau užduoti. Nes tas kvailas klausimas jis veda į sekančią temą, kuri, manau, labai yra aktuali ir svarbi. Klausimas skambėtų taip, ar tu žinai, kokie bus kiti metai? Henrikai, kvailų klausimų nebūna, bent jau taip mokė mokykloje visi ir universitete dėstytojai, bet šitą klausimą nėra atsakymo ir niekas nežino, koks bus kitas ateinantis sezonas, kokias turėsim klimato sąlygas, mikroklimato sąlygas ir klausimas be atsakymo. Pilnai sutinku ir manau, kad dar negimė tas žmogus, kuris galėtų atsakyti į šitą klausimą. Tada sekantis, jau manau, bet aplamai yra teisingas būtų klausimas, kokia būtų jūsų kaip kompanijos, kaip Rapul kompanijos arba pasiūlymas kitų metų strategijai renkantis veisles? Pagrindinis dalykas apie tai, ką kalbam jau turbūt ne vienų susitikimų su augintojais, ne vienų tų pačių reportažų metu, kad veislės rinktis reikia išmanant. Visų pirma, reikia žinoti, kokios yra veislių savybės, bet bendra tendencija jau net ir žinant pačius pagrindinius dalykus, pamatinės savybės, labai svarbu pasirinkti ne vieną veislę ūkyje, kadangi grįžtant prie klausimo, kuris buvo užduotas, koks bus kitais metais oras, kokios bus sąlygos augimui, mes to nežinom ir labai svarbu šiek tiek diversifikuoti savo auginamas veislės ūkyje tam, kad galėtumėm užbėgti bet kokiem oram, meteorologiniam sąlygom ir visiems iš to išeinantiem įvykiam už akių. Kadangi vienos veislės žydi anksčiau, kitos žydi vėliau, ateina šalnos arba ateina sausros ir tam dalykui reikia visada turėti bent keletą veislių ūkyje su skirtingomis savybėmis. Kalbant konkrečiai apie Teksas, pataisyk, jeigu aš klystu, bet pastaruosius prieš tai 2 buvusius metus oro sąlygos buvo kardinaliai skirtingos negu šiais metais. Tai reiškia, kad mes turėdavom praktiškai 2 metai iš eilės turėjom sausus pavasarius, mes turėjome sausras, didesnės, gilesnės, bet mes jas turėdavom. Kaip tokiom sąlygom konkrečiai Teksas veislė, kaip konkrečiai jinai tiktų, turint omenyje, kad vis tik tai reikia pripažinti, kad Teksasas yra ankstyvo žydėjimo veislė, bet reikia pabrėžti, kad jos branda yra vidutinio ankstyvumo, ką netgi galima matyti šiame lauke, nes jis dar turi pakankamai tokios sodrios žalios spalvos. Kaip Teksas tokiom sąlygom? Teisingai, praėjusiais metais arba keletą praėjusių metų turėjom labai kitokias sąlygas nei šiais metais. Turbūt negalim tikėtis, kad kiekvienais metais iš eilės pavasarį turėsim net nebe šalnas, o šalčius, kas paveikia rapsų žydėjimą, ne tik Teksas, aišku, ir visų kitų anksčiau žydinčių veislių, bet tendencija aiški. Šiais metais, bet tik akcentuojant šiais metais, turėjom šiek tiek didesnį pranašumą vėlyvesnės brandos veislėm, bet pagal klimato sąlygas. Bet kas svarbu, kalbant vėl apie veislių diversifikavimą, išmanymą savybių, Teksas startuoja labai anksti pavasarį. Tai kai dirvožemėje turime pakankamą kiekį vandens, ištirpusių mitybinių elementų ir veislė pradėjus žydėjimą pradeda ir baigia savo ciklą žymiai anksčiau nei kitos veislės. Vėlyvesnės veislės pradeda
savo žydėjimą šiek tiek vėliau ir jeigu ateitų sausros, kurios dažniausiai ir ateina pavasario pabaigoje, turėtume visai kitą scenarijų, kadangi veisliai formuojant savo derlingumą, reikalingas gausus kiekis vandens, prieinamo vandens, iš kur būtų galima pasimti mitybinius elementus ir susiformuoti derlių. Tai visą tai įvyko ir šiais metais su Texas, taip mes turėjom šiek tiek pažeidimų dėl vėlyvesnių šalnų, bet žiūrint į šį lauką tikrai nematome didelių pažeidimų. Tai manau dar tada papildomas klausimas yra, bet galima teikti tai, kad vėlgi kalbant apie tą ankstyvą žydėjimą, bet vidutinę brandą, tai reiškia, kad kuo ilgesnis tarpas po žydėjimo iki brandos, tai yra vėl papildoma galimybė suformuoti didesnį derlių. Ar tai būtų teisinga? Taip, tai yra teisinga ir veislė Texas, taip pat, ką matom iš savo vidinių bandymų kompanijos, vidinių kitose šalise, kad veislė pasižymė labai gera stiebo sveikata, tai tas laikotarpis nuo žydėjimo ciklo pabaigos iki suformavimo ankštarų yra ilgas pakankamai Texas, nes žydė ankstyviau, bet tai nėra, kad veislė yra ankstyva. Ši veislė yra vidutinio ankstyvumo, tai vidutinė branda, ką matom ir dabar, kad dar tikrai iki derliaus nuėmimo užtruks. Tas laikotarpis nuo žydėjimo iki ankštarų formavimo, iki galutinės brandos augalo labai svarbus ir išlaikant ypatingai sveiką stiebą veisliai, kadangi jeigu mes turime po žydėjimo net ir ateinančią pakankamai sausringą periodą arba sausrą, žinome, kad rapsai kaip augalai, ankštaras gali suformuoti iš savyje sukauptų medžiagų. Kitaip tariant, jeigu atsitiktų sausra, augalai pradeda po truputį redukuoti lapus, džiovinti stiebą ir vis tiek užsipildo ankštaras ir kitaip tariant pasidaugina arba mes nuimam derlių. Bet tam svarbi savybė yra ilgas žalio stiebo išlaikymas arba augalų sveikata. Tai reiškia vis tik tai ta sveikas žalias stiebas, nuskaitykime taip, biomasė ir jos kiekis taip pat yra svarbus, nes esant sausros sąlygom, tada kaip išsireiškiant, augalas gali pasiskolinti drėgmės iš to, ką jau yra sukaupęs stiebe, lapuose, šakose. Ypatingai, kai vėlgi veislės, kurios startuoja pavasarį anksti, jos turi visas galimybės tą rezervą susikaupti savyje. Tai gal gerai netgi iliustruoja tai, kad 2023 metais, jeigu aš neklystu, Kauno bandymo stotyje, jeigu teisingai suskaičiavau, 95 veislės buvo tyrimos ir Texas 2023 metais buvo pati derlingiausia. Turint galvoje, kad tie metai kaip tik buvo sausas pavasaris ir sausringa vasara. Tai lyg tai tendencija. 23 metų duomenimis Texas buvo derlingiausia veislė, turbūt lygiai taip pat susiklostė tinkamos sąlygos arba visas procesas, apie kurį ką tik apkalbėjom. Ir tai dar kartą parodo, kad net ir ankstyvesnio žydėjimo veislės, jos susikloščius tam tikroms sąlygoms gali parodyti puikius rezultatus. Žalias stiebas. Vėlgi savaime jis nebūna, tai reiškia, čia kažkas yra genetikoje. Mes žinom, tai Texas yra naujausios genetikos veislė. Ir ką ta nauja genetika, ką duoda aplamai Texas ir visom kitom, kurios yra naujos kartos veislės? Texas yra viena iš mūsų naujausios kartos veislių, kurios šiuo metu yra siūlomos Lietuvos rapsų augintojams. Tai kalbant apskritai apie genetiką kaip po tokią, žinom, kad genetinis potencialas kasmet skaičiuojama, bent jau taip, kad paauga 1,5% derlingumas, vidutiniškai turėtų augti 1,5% vien dėl genetinių laimėjimų arba geresnių, stipresnių veislių, kadangi veislės yra tarpusavėje lyginamos naujesnės su senesnėm ir taip mes matom progresą. Texas turi atsparumą ropių geltos virusui, turi RLM7 geną prieš fomozę ir, kaip ir minėjau prieš tai, labai
svarbu, kad genų sąveika kaip po tokia išlaikytų sveiką stiebą. Tai mes tą matome su Teksas, matome su kai kuriomis kitomis veislėmis ir ten net turim terminą, turime sveiko stiebo strategiją. Teksas yra viena iš tų veislių, kurią mes vadinam sveiko stiebo veisle, kadangi iki derliaus nuėmimo arba iki augalo brandos ši veislė pasižymi išliekančių žalių stiebų, kad būtų galima suformuoti visą derlių. Reziumuojant, tai galima būtų pasakyti taip, kad kai nežinome, kokie bus kiti metai, o panašu, kad nežinome, ir skirtingos veislės reikalingos tam, kad apsidrausti nuo tų nežinomų metų, ar tai bus sausa, ar tai bus vėlyvų šalnas, ar tai bus sausringa vasara, tai galima drąsiai teigti, kad naujos kartos veislė, esant ypatingai sausą pavasarį, sausringą vasarą, tokia veislė kaip Teksas, jinai tiesiog privalo būti viena iš veislių, vienas iš pasirinkimų, kažkokio tai santykių ūkyje, didesnių ar mažesnių, tiesiog privalo būti ūkyje. Taip, sutinku. Ačiū. Ačiū.